Sveiki prisijungę prie pirmosios pokyčių viruso laidos. Ir šį kartą tiesiog norėčiau sudaryti jums įspūdį apie tai, ko galite tikėtis iš manęs išgirsti sekančiose laidose. Tad pristatau jums 3 istorijas, 3 tarpusavį ganėtinai skirtingas istorijas, kurių kiekviena, mano požiūriu, yra savaip graži ir savaip vertinga. Vaikydamėsi mūsų pirmosios istorijos keliaujame į Australiją. Kaip rašoma trueactivist.com publikuotojo straipsnio versijoje, Australijos dykumoje įkurta ferma, kurioje per metus įmanoma užauginti 17 000 tonų daržovių, naudojant tik saulės energiją bei jūros vandenį. The Sundrop Farm. Taip vadinasi ši 20 hektarų ploto ferma, įsikūrusi šalia Port Augusta miestelio Australijos pietuose, pradėjusi savo veiklą praėjusių metų spalio mėnesį. Šiuo metu fermoje auginama 18 000 pomidorų kerų. Daržovės yra auginamos hidroponiniu principu, o tai reiškia, kad dirvožemis apskritai nėra naudojamas, o augalų šaknis tiesiogiai kontaktuoja su vandeniu. Ir dėl šios priežasties, nors projektas ir kainavo kosminius $200 milijonų JAV, projekto vadovas Philipas Sam Weberis neabejoja, kad ferma ateityje tikrai atsipirks, kadangi nereikia sukti galvos dėl dirvos kokybės, dėl giluminių vandenų ar pesticidų ar rūpintis iškastiniu kuru. Alinantis dykumos karštis bei kritulių trūkumas padaro šį Australijos regioną visiškai netinkamu žemdirbystei. Ir vis dėlto, šiltnamis, į kurį visus metus tiekiamas vėsus jūros vanduo, leidžia daržovėms efektyviai bei sveikai augti net ir tokiomis sąlygomis. O žiemą, kuomet temperatūra lauke šiek tiek atvėsta ir šiltnamį gali tekti apšildyti, tai atliekama naudojantis iki tol sukaupta saulės energija. Ateityje Sundrop Farms taip pat planuoja be pomidorų auginti ir pipirus bei kitas daržoves. Kaip teigiama newscientist.com publikuotame straipsnėje, per vieną saulėtą dieną, kuomet 23 000 veidrodžių atspindi saulės šviesą į netoliese pastatytą absorbuojantį bokštą, įmanoma surinkti 39 MW švarios elektros energijos ir teigiama, kad to turėtų pakakti siekiant aprūpinti šiltnamį reikiamą energiją visus metus. Be abejo, didžioji dalis tos energijos būtų sunaudojama žiemą, kuomet atvėsus orams šiltnamį gali tekti apšildyti. Ir šioje vietoje pastebima, kad būtent žiemą gali tekti energijos pasiskolinti ir iš vietinių elektros tinklų, tačiau nebejojama, kad technologijoms sparčiai tobulėjant jau greitų metų ferma pasieks visišką energetinę nepriklausomybę. Jūros vanduo tiekiamas iš netoliese esančios Spencerio įlankos. Prieš patekdamas į fermą jis dar yra apdorojamas vandens gelinimo įranga, kuri taipogi veikia vien tik naudodama saulės energiją. Siekiant pasirūpinti, kad pats auginimo procesas būtų kiek įmanoma labiau ekologiškas, daržovės auginamos kokosų lukštuose, o parazitai galintys pakenkti tiems augalams naikinami naudojantis vabzdžiais, kurie minta tais parazitais. Sundrop planuoja panašius projektus realizuoti Portugalijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose bei vieną čia pat Australijoje. Kitos kompanijos taipogi domisi šią technologiją, kuomet šiltnamis yra aprūpinamas jūros vandeniu bei bando prototipus Omano, Kataro bei Jungtinių Arabų Emiratų teritorijose. Tai štai toks didžiulis projektas iš pietų Australijos. O kontrastui su juo judame prie antrosios istorijos apie vieno berniuko iniciatyvą, kuri jau keliems šimtams vaikų padovanojo šypseną. Kalbu apie 12-metį Campbellą, kuris per 3 metus pagamino daugiau nei 800 žaislų ir kuriuos vėliau padovanojo sergantiems vaikams. Viskas prasidėjo tuomet, kai Campbellui buvo vos 9. Tada jis sugalvojo kalėdų progą visiems vietinėje ligoninėje esantiems vaikams padovanoti žaislų. Tėvai su tokiu jo sumanimu nesutiko, argumentuodami, kad tai tiesiog pernelyg daug kainuos. Tačiau Campbellas galvos tikrai nenuleido ir sugalvojo pats pasirūpinti tais žaislais ir vėliau juos padovanoti vaikams. Kaip tarė, taip ir padarė.
Jis savarankiškai išmoko siūti ir kiekvieną savo laisvo laiko minutę dedikavo būtent žaislų gamybai. Kaip jau minėjau, per 3 metus Campbellas pagamino daugiau nei 800 žaislų, 400 iš jų vien per praėjusius metus. Visas reikalingas žaislams medžiagas Campbellas perka iš kišenpinigių bei iš lėšų, kurias savanoriškai suaukoja kiti prie projekto norintys prisidėti žmonės. Kartais savo pagamintus žaislus Campbellas parduoda eBay aukcionuose, tokiu būdu gaudamas papildomų lėšų, kurias vėlgi arba naudoja medžiagoms įsigyti, arba kurias paukoja labdaringa veikla užsimančioms organizacijoms. Straipsnėje, kurį šiuo metu cituoju, rasite daugybę gražių nuotraukų, kuriuose Campbellas pozuoja su savo sukurtais žaislais. Taipogi rasite nuorodą į jo oficialią svetainę bei porą nuorodų į kitus analogiškus straipsnius, kuriuose rašoma apie tai, kaip vaikai daro viską, ką gali, tam, kad aplinkiniams būtų geriau gyventi. Ir būtent tokiomis istorijomis kaip ši aš labiausiai ir trokštu pasidalinti su jumis kitose savo laidose, kadangi iš vienos pusės, prisiklausus apie vietinės iniciatyvas, tokias kaip apgauk draugą, nužudyk kaimyną arba sudaryk apie save laimingo žmogaus įspūdį, prisiklausus apie tokį mėšlą, pasidaro labai malonu išgirsti apie tokias nesavanaudiškas, gražias iniciatyvas kaip ši. Iš kitos pusės, tai ir yra tas pokyčių virusas, kurį aš siekiu paskleisti savo laidose. Campbellas be abejo yra labai talentingas ir labai darbštus vaikis, tačiau tiek jis, tiek ir kiti žmonės, kuriuos paminėsiu kitose laidose, jie nedaro stebuklų, jie tiesiog daro gražius mažus darbus, kuriuos atlikti galima ne tik Australijoje, ne tik Amerikoje, tačiau kuriuos atlikti galime ir savo šalyje, savo bendruomenėse, savo kaiminystėje, o tai, mano manimu, ir yra svarbiausia. Ir galiausiai lietuviška istorija, arba tiksliau lietuviška yra Facebook grupė, apie kurią labai norėčiau jums papasakoti. Atiduotuvė. Taip vadinasi ši grupė, kurioje šiuo metu yra jau beveik 46 000 narių. Ir jau vien iš pavadinimo, ko gero, susidarėte įspūdį apie tai, kas šioje grupėje vyksta. O vyksta tai, kad nariai vienas kitam atiduoda tai, kas jiems patiems yra nereikalinga. Akcentuoju žodį atiduoda, kadangi visi bandymai pirkti, parduoti arba mainytis daiktais yra šalinami vos administracijai juos pastebėjus, taipogi yra šalinami ir tie nariai, kurie tokius veiksmus bando atlikti. O štai atiduodama gali būti bet kas. Ar tai būtų maisto produktai, ar knygos, ar baldai, ar buitinė technika, ar papuošalai, ar rūbai, vėlgi bet kas. Aš asmeniškai šios grupės esu gavęs dulkių siurblį. Ir, taip, tai nėra naujas, tai nėra blizgantis, tai nėra naujausius technologinius laimėjimus savy turintis aparatas, tačiau tai yra veikiantis dulkių siurblys, kurį geriausia dalis gavau visiškai dykai. Galvodamas apie šios grupės grožį, aš jį apskritai matau iš dviejų perspektyvų. Viena tai be abejo yra ta, kad tas žmogus, kuris gauna reikalingą daiktą dykai, jam tai be abejo yra fantastika. Tačiau ir iš kitos pusės, tas žmogus, kuris ką nors atiduoda, jis taipogi gauna pozityvą, nes, nekalbant apie tai, kad jis atlaisvina vietą savo spintoje, atsikratydamas tais daiktais, kurie tiesiog kaupia dulkes, bet kurios galbūt gaila išmesti, jis taipogi žino, kad tas daiktas, kuris yra nereikalingas jam, kitam žmogui suteiks džiaugsmo, o gal netgi palengvins gyvenimą, vėlgi priklausomai nuo to, kas yra atiduodama. Matyti, kad per dieną kartais net 10 tokių geranoriškų atidavimų įvyksta, tai tiesiog labai maloniai glosto širdį. Ir vienintelis minusas, kurį įžvelgiu šioje grupėje, yra tai, kad ji yra slapta. Tai reiškia, kad net ir turėdami nuorodą, jūs negalėsite pasiprašyti į ją įleidžiamas. Vienintelis būdas tokiu atveju į ją patekti yra būti pridėtam kito žmogaus. Ir nors tai yra šioks toks nepatogumas, tačiau kita vertus,
kai grupėje yra tiek daug narių, net nebejoju, kad per kelias minutės savo Facebook draugų rate rasite žmogų, o gal netgi kelis žmonės, kurie toj grupėje bus ir galės be jokio vargo ten ir jūs pridėti. Ir tokiu atveju be abejo tapsite šios nuostabios virtualios bendruomenės dalimi. Visi kiti šaltiniai, kuriuos šiandien paminėjau, yra laisvai prieinami, nuorodos į juos guli po audio įrašų mano svetainėje, taipogi YouTube video aprašyme, vėlgi priklausomai nuo to, kur šiuo metu manęs klausotės, tad raginu jūs nueiti ir patiems juos perskaityti, galbūt pastebėti tam tikrų detalių, kurias aš praleidau pro akis. O prieš atsisveikindamas labai norėčiau jūsų paprašyti, kad jeigu internete užtinkate kažką panašaus į šias istorijas, jeigu žinote apie panašias iniciatyvas savo bendruomenėje arba net jeigu patys kažką panašaus kuriate, prašau pasidalinkite tuo su manimi komentaruose arba parašykite man į elektroninį paštą, kurio nuorodą taipogi rasite šalia visų kitų nuorodų. Praneškite man apie tai, o aš jau padarysiu viską, kad tuo pasidalinčiau su savo laidos klausytojais. Tad dėkoju labai, kad prisijungite prie pirmosios Pokyčių viruso laidos. Labai jūsų lauksiu prisijungėt ir prie antrosios. Iki!